Palanga, garsioji Basanavičiaus gatvė ir klausimas kiekvienam iš jūsų. Kiek reikia su savimi atsivežti pinigų, norint 4 asmenų šeimai pavalgyti vienoje iš Basanavičiaus gatvės maitinimo įstaigų? Maitinimo įstaigoje, kurios pavadinimas specialiai pasiliksiu pabaigai, dienos pietų sriuba plus pagrindinis patiekalas tik 8 eurai. Mes rinkomės kiek brangesnius patiekalus iš pagrindinio meniu, nors ir jame buvo karbonadas tik už 9,50 eurų. O ir dienos sriuba už 3,50 eurų tikrai neišgąsdins nei vieno. Mano sūnaus nuomonė, naminis limonadas ir kepta duona gardinta sūriu puikiai dera tarpusavį. O įveikti tokią didelę barbekių šonkulių porciją reikia didelio apetito. Nežinau kaip jūs, bet mes užsakę didelę vištienos kebabo porciją lėkštėje. Pirmą kartą ją gavome lėkštėje, o ne plasmasinėje dėžutėje. Katinienės nuomonė, puikiai dėrėjo lašiša su grilintomis daržovėmis, o dar tas spalvų paletė lėkštėje. Lietinių su varške, gardintų su uogiene ir grietinė valgo, manau, kiekvienas vaikas. Neišimtis ir mano mažasis sūnus. Na ir desertui šiek tiek salstelės gaivus sūrio pyragas. Na, o dabar, kaip ir žadėjau, pabaigoje atskleisiu paslaptį, kur randasi ši terasa. Ji nuo Basanavičiaus gatvės pasislėpusi lyg kažkokioje kišenėje. Tad manau, ne veltui jai ir suteiktas toks pavadinimas – šeimos kavinė kišenė.